parsivežiau va tokią kepuraitę. Na yra būtent iš biznio mokyklos, čia pasakyti, Oksfordo universiteto biznio mokykla. Tas pats, kas Oksfordas tiesiog ten mokinasi, nu, kad ir vadinasi, mūsų supratimą čia mokykla, kaip sakant, mokykla yra kitokia supratimą turi, čia yra skaitas, kad čia tik nu, kaip magistrą mokosi ten, čia skaitas pagal mastą degree. Iš ten aš juos įsigijau, tai va, yra apsauga, nu, didžiulė, niekas ten neįeina. Visur turi būti kortelės, prisistatymai, prisiregistruoti turi, leidimus turi turėti, nu, ten, rodyti visur viską, visur duris įeini irgi su kortelėm, kiekvienos duris. Na, aš visur įėjau, be kortelių. Ačiū mano iškalbai, bendravimai, požiūriu anglų į mane. Va, ir dabar parodysiu šitokią emblemą ant kepurės. University of Oxford. Na, čia dar minatyva, na, čia lotyniška dar kažkas. Va, turi yra etiketės, viskas yra originalai. Galbūt aš tokių kepuraičių Lietuvoje nėra. Su Oksfordo atributika. Nu, tai, kas nori kažką panašaus turėti, gal aš paskelbsiu aukcioną. Vienai tokiai kepuraitė. Dydis jos yra, praškai, galima priderinti bet kam. Didinamas, mažinamas. Dar turiu atviručių, bet nemanau, kad aš jas dalinsiu už dyką. Nes jeigu toj vietoj aš buvau tik vienintelis iš Lietuvos, tai yra vieninteliai egzemplioriai yra labai vertingi ir brangus. Gal vėliau, jeigu jų bus daugiau, gal kaina kris, bet dabar pirmiem egzemplioriam jie bus labai brangus. Užmiršau, dar aš galėjau išdėsti autografus surinkti, bet gal ateityje. O čia yra, galiu ir autografą pasirašyti, norint. Kiekvienas brangiai.